Liberija štai čia nuo Lietuvos nutolusi per 6000 km. Prieš 5 metus baigėsi šalį varginęs pilietinis karas. Jungtinės tautos Liberijoje įkūrusios vieną didžiausių taikos palaikymo misijų pasaulyje atšaukė prekybos deimantais ir mediena embargą. Be šių gamtos turtų Liberijoje gausu geležies rūdos ir aukso. Šalis teigia esanti atvira viso pasaulio verslui. Turime žemę, turime darbo jėgą, turime gamtos išteklius ir šiandien jau turime taiką. Norėčiau, kad pasaulis tai žinotų. Ilgiausia investicijų istorija Liberijoje padangų gamintojos Firestone. 80 mečius net per karus nenutraukusi natūralaus kaučiuko gamybos kompanija neretai kaltinama išnaudojanti vietos darbininkus ir nepaisanti žmogaus teisių. Nedarbas Liberijoje 85%. Šį futbolo stadioną, kokio pavydėtų ir Vilnius sostinėje Monrovijoje, pastatė ir padovanojo Kinija. Panašios skverbimosi į rinką taktikos kinų verslininkai teigiama laikosi visoje Afrikoje. Visiškai nėra konkurencijos kelių statyboje visoje Liberijoje, kur teritorija dvigubai didesnė negu Lietuva. Ir keliai yra išgriauti, yra keletas asfaltuotų kelių. Veikia 2 kelių statybos kompanijos, kiniečių. 60% visos tarptautinės paramos, kurią gauna Liberija, sudaro ES lėšos. Per 5 metus projektams Liberijoje numatyta skirti maždaug $500 milijardo litų. Prioritetai – kelių tiesimas, elektros tiekimas ir aprūpinimas geriamuoju vandeniu. Kas ateina, kas yra pirmi ateina į rinką, kas nebijo, daro žygius, jie laimi. Lietuvos įmonės Liberija nesidomi. Stambių Lietuvos investicijų nėra visame Afrikos žemyne. Pernai Achema aiškinosi galimybę statyti trąšų gamyklą Nigerijoje, šį rudenį Libijoje. Kol kas verslo bandymai prekiauti su Afrika labiau žvalgybiniai. Prekyba su šiuo žemynu palyginti kukli. Tačiau verslininkai Afriką sako vertinantis kaip alternatyvą prarandamoms tradicinėms rinkoms.